Šmitas, na, manau, kad galbūt daugiau tai kampos situacijų turės pranašumo, o ne centrai. Čia kabinamas kamuolys ir pirmieji Kauno Žalgirio taškai suardyta varžovų gynyba, o vėliau Kinanas Evansas medžiojo pertą kamuolį. Taip, čia viena iš tų galbūt dar situacijų, kur 2-2, kur mes tikrai dar turim galbūt dar kur pasitempti, nes žinom, kad kol kas dar 2-2 nėra iš tų, kur... Man būna pamažęs nuotraukas. Kauno Žalgiris pigiam role, kai atakas užbaigė gynėjas, čia Krisas Džonsas. Na, matyti, jis yra pritvinkęs ambicijų, praėjusiame sezone rungtynėse Kaune jis nepelnė nė vieno taško, tai buvo tik 4 jo Eurolygos karjeros rungtynės be taškų. Taip, bet Valencijoje jisai buvo tikrai labai agresyvus ir, na, bent jau toj situacijoje jisai buvo geresnis už Kinaną Evansą. Čia Dovydas Giedraitis iš toli prišaudė iš tritaškų Vitorijoje, liūtį tęsia ir gimtiniai. Taip, Dovydas kol kas jaučia tikrai tą pasitikėjimą, pagaliau Dovydas yra, sakau, įgyjanęs ne tik gynyboje, bet ir puolime ir ketvirtasis jo iš eilės pataikytas tritaškis. Kalbant apie paskutinės rungtynes. Taip, prieš Baskonę 3 pataikyti 13 pelnytų taškų karjeros rezultatyvumo rekordas. Čia atrodo atidavė metimą Damienui Ingiusui Kauno Žalgiris, bet Čia yra gera rizika tie žaidėjai, kurie tikrai pataiko, čia per vėlus buvo pasikeitimas. Čia Kinanas Evansas išsikeičia dengiamaisiais gynyboje Valencija. Evansas. Atrodo, subaudavo, pakankamai buvo triple switch pasikeitimas arba 3 žaidėjų ir matėm, kad Viktoras Klaveras tai yra Klaveras tas žaidėjas, kuris yra 3 pozicijoje, bet turintis tikrai aukštą ūgį, 2,5 cm beveik žaidėjas ir matom, kad, na, jisai gali drąsiai keistyti, prieš jį jau pranašumo irgi nelabai sunkiai galima rasti. Panther ten užsuktavo pražangą. Pabalis Geisas. Geisas ieško Kinano Evanso, kuris dabar priima kamuolį. Evansas iš toli, jo metimas skrieja pro šalį, kol kas vienas iš šio sezono žalgiriečių lyderių yra vis dar be taškų. Dovydas Giedraitis dirba su Robertsonu. Deivisas prieš Kevariusą Heizą, iki galo žaidžia Deivisas, taškų nėra ir žalgiris bus su kamuoliu. Vėlgi parodo Braino Deivisas tikrai puikų universalumą, jisai gali žaisti ir vadinamam low postą, tai yra žemai, kai žaidžia nugarą į krepšį, dabar matome tas high postas arba vadinamas aukštas žaidimas nugarą, aukštas centravimas. Tai praėjęs sezonas Deivisui buvo praleistas Milane, neypatingai geras, banguojantis sezonas ir jis nori vėl iškilti į tą aukštą kartelę šiame sezone, čia pražanga puolime Dovydui Giedraičiui. Tokia taip situacija, kur Dovydas Giedraitis bandė įti kontaktą, bet čia labai laiku ir gerai pasistatė Valencijos žaidėjas ir jau 4 žalgiriečių klaida. Pirmąjį pralaimėjimą Eurolygoje Valencijai išrašė Anadolu Efes, tai buvo ir pirmosios Eurolygos rungtynės išvykoje šiame sezone Valencijos klubui ir matęs 3 rungtynės namuose laimėdavo po atkaklių kovų arba šiek tiek didesnių skirtumų, kas nutiko dvikovoje su Tel Avivo Maccabi. Taip, bet kokiu atveju mes visi kaip ir prieš kiekvieną važinėjom, Valenciją ir matėm, kiek komandos pasiskirstė, bet kokiu atveju tai buvo viena netikėtumas, kai Valencija iškovojo pirmasis pergalės. Kaip agresyviai dabar žaidė Krisas Džonsas prieš Kinaną Evansą, atakavo Kauno Žalgirio komandos įžaidėją, tačiau gerai, kad iš po krepšio nepataikė. Timša pasirodo aikštėje. Dovydas Giedraitis jau turi 2 asmeninės pražangas, vienintelis prasižengęs rungtynių žalgirietis. Vitas iš toli, reikia plėsti puolimą, nepataikė Latvijos pats, atsikovoja kamuolį, geras perdavimas, uždėlė po krepšio. Čia puolime atkovotas kamuolys ir bravo Rolandas Šmitas, tikrai puikus sprendimais. 7-9 kol kas žalgiriečiai atsilieka. Ir vėl tokie 50 prieš 50 kamuoliai, kuriuos reikia pirmiems susirinkti žalgiriečiams. Varžovo šakymas, Kladaras 3 kartų. Timša atakuojant varžovui, o ten pražanga ne prieš Robertsoną, prieš Deivisą. Taip, Deivisas puikiai eina kovoti dėl kamuolių, matom, kad tikrai bet kokioje situacijoje reikia pirmą, ypatingai tie žaidėjas, kuris dengia Braino Deivisą, būtent atsitverti, o paskui eiti kovoti dėl kamuolio. Pražanga Kivariusui Heizui, 3 komandinė žalgiriečių varžovai yra prasižengę tik 1 kartą. Šiek tiek paleido į priekį Deivisą. Viskas sutvarko, Evansas perimtas kamuolys. Ir pražanga aikštės viduryje Viktorui Klaverui. Viktorui Klaverui labai teisinga pražanga ir matom, koks tai būtų žaidėjas yra Viktoras. Tai veteranas patyręs krepšininkas, ilgi metai Ispanijos rinktinėje, žino, kaip užsimti tas situacijas, dar labai naudingas Valencijos komandai. Čia reklamos minutės, kad šaukime, kol kas žalgiriečiai stringa tavo galvą, Tomai.
Na, kol kas matom, kad vis tiek būna daug situacijų Žalgiriui, kai pradedam nuo centravimo, tai yra Edgaro Ulanovo arba Rolando Šmito, bet matėm, kad tose agresnės situacijos arba tie žaidėjai, kurie dengia, yra aukštesni, tai jau mes neturim jokio pranašumo. Tai natūralu, kad mes bandom arba užtvarą gauti kažkokią užtvarą be kamulio arba žaisti pick and rollą. Tai kažkiek tai čia galima sakyti, kad mes turėjom tų minusų. Tai pirmiausia tai, kad mes padarėm dvi iš eilės klaidas, kur labai puikiai skaitė situacijos ir susidarė perdavimo linijos. Ir paskui tas dvi klaidas lygiai taip pat, nes per 4 minutės, per 5 minutės padaryti 4 klaidas yra tikrai pakankamai daug. Tai yra viena, kur Rolandas Šmit užmynė gišoninę liniją ir Dovydo Giedraičio pražanga puolime. Tai 4 klaidos bet kokiu atveju yra pakankamai daug. Šiaip mes kitą situaciją visai neblogai susikūrėm. Sumažinam tas klaidas, manau, viskas bus gerai. Kol kas Žalgiris, aišku, yra dvigubai daugiau kartų praradęs kamuolį negu atlikęs rezultatų. Jūs turite statistiką. Valencija suklydo tik vieną kartą, bet skirtumas gerai, kad dar nėra ryškus į Valencijos pusę. 9-7 atrodo, kad griečiai po tų kelių klaidų nusikurdė tą šaltą dušą ir šiek tiek surado tų terpių, ties kuriomis galima atakuoti varžovus, bet varžovų gretose bando įsižaisti šis vyrukas. JAV ir Armenijos pilietybės turintis Krisas Džonsas, kuris savo karjerą prieš 8 metus pradėjo Mongolijoje. Tai įdomus faktas, kitas dalykas, be abejo, negalima pamiršti Breno Deiviso puikius dalykus, tai yra atkovotas kamuolys puolime, užsidirbta pražanga gynyboje, nors ir 0 taškų, Brenas vis tiek rado savo terpę Valencijai ir 10,5 taško šiame sezone tikrai gaus žymiai didesnį vaidmenį negu praeitą sezoną Armani komandoje. Ir kaip buvo smagu matyti Rolandą Šmitą Vitorijoje renkant į taškus, bet prieš Daminą Inglisą tą daryti yra žvėriškai sunku. Visiškai kitokio plano priekinė linija nei buvo Vitorijoje. Tai matėm išsikeitimas ir iš karto Edgaras Ulanovas gali sukurti situaciją. Gaila. Audžiai nepataiko, Tomas Dimša viską gerai ten darė, Kauno Žalgirio gynėjas susikūrė savo progą, reikėjo tik pataikyti. Vėl Krisas Džonsas organizuoja ataką. Ir vėl jis nori atakuoti Keenaną Evansą. Demanas Deivisas. Bandomas išvesti metimo į Kečiasas Robertsonas, to padaryti nepavyksta. Gerai ginasi Žalgiris pick and roll'e, dabar Inglisas. Dar vienas ekstra perdavimas ir čia bus pražanga prie Brendono Deivisą. Čia Brendonas Deivisas puikiai ėjo į kontaktą, nėjo pirmiausiai pasimti kamulio, užsiblokavo Tomą Dimšą ir dabar 2 baudos metimus mes Brendonas Deivisas. Kai varžovų derinyje 2 prieš 2 arba vadinamajame pick and roll'e neleido eiti į užtvarą Krisui Džonsui Žalgirio gynybą, bet kamuolį jis vis tiek sugebėjo iškišti besileidžiančiam komandos aukštaūgiui. Ir Kauno Žalgirio organizacijos vadovas Paulius Jankūnas bei šiandien padėti komandai negalintis Danielius Lavrinovičius. Tai yra Arnas Butkevičius, skirtingai negu praėjusią savaitę jis tikrai jaučiasi geriau, būtent nežaidė dvikovoje su Madrido Realu dėl pakilusios temperatūros. Jokavo, kad netgi turėjo daugiau temperatūros negu Čima Monekė surinko naudingumo balų dvikovoje su Kauno Žalgirio, o reiškia, kad temperatūros turėjo daug. Taip. Dar matėm, gal Arną Butkevičių rungtynėse su Paskonėje, tikrai nebuvo toksai, bet tai natūralu, kad po ligos buvo tikrai sunkiau atsigauti. Bet be jo mes iškovojom pergalę. Tomas Dimša. Edgaro Ulanovo metimas iš toli prieš rungtynes spėjo pasišnekučiuoti su Brendonu Deivisu, dabar jam į veidą bandė įmesti tritaškį. Taip, kol kas stringam ir su tritaškiais metimais dar ne vieno nepataikė žalgiriečiai. Vieną Dovydas Giedraitis yra realizacijos. Taip. Daminas Inglisas pranašumo situaciją prieš Tomą Dimšą. Pats bando užbaigti šią ataką, nors jau buvo ir Kevariusas Eizas po krepšių. Ir daro sėkmingai. Bet kokiu atveju Kevariusas, jeigu jau ateina pagalba, negalima palikti jokio tarpo, kaip dabar paliko Kevariusas. Taip, čia jau buvo žalgiriečių klaida gynyboje. Labai rizikingas perdavimas į baudos aikštelę. Išsimeta kamuolį Ulanovas, Dimša išpardė. Puikus Tomas Dimšos tritaškis metimas ir atkreipkim dėmesį. Tomas Dimša, kai pataiko tą pirmąjį ir antrąjį metimą, labai dažnai jis užsikuria ir būna vienas iš komandos lyderių, kur ypatingai puolime. Jau rungtynėse Vitorijoje iššovė Tomas Dimša surinkęs 13 taškų arba 1 taškų daugiau nei per pirmąsias 3 rungtynes. Taip. Krisas Džonsas. Toliau širo kamuolį Valencija bando pakabinti ant kapliuko Edgaro Ulanovo. Klaveras. Nebelieka laiko žaisti nugarą Englisui. Čia Klaveras labai netiksliai. Kamuolys neliečia lanko. Baigėsi 24 sekundės Valencijai. Rolandas Šmicas kažkiek užsigalvoja, bet kokiu atveju, manau, ar trečiarkai 5 pozicija Edgaras Ulanovas tikrai galėtų atstovėti prieš Deimaną Inglišą. Žinom, kad Klaveras tą žiūrėtų, tai galintis pataikyti, dabar žalgiriečiam pasisekė. O čia Laurynas Berutis išeina aikštelę ir keičia Kavarius ir Heisą. Ir kartu Arnas Butkevičius pasirodo ant parketo. Arnas Butkevičius keičia komandos kapitoną Edgarą Ulanovą. Taigi dabar daugiau ūgio yra Kauno Žalgirio 5. Galimai galbūt matysim
Čia pražanga, Dinamas Evansas išžvėjojo varžovo pražangą. Taip, galimai galbūt matysim ir Laurino Beručio ir Breno Deiviso tiesioginę dvikovą, nes matėm vis tiek, Laurinas Beručius tas žaidėjas, kuris, na, jo tie centravimai, turbūt žinom, ypatingai praeitą sezoną, kaip jisai centruodavo prieš elitinius Eurolygos centrus. Taip, pastarosius 3 sezonus tikrai turėjo nemažai rungtynių prieš Brendoną Deivisą, Laurinas Berutis, 2 sezonai su Obradoro komanda, reiškia žaidimas ir prieš Barsą, kurį turėjo Brendoną Deivisą praėjusiame sezone Milanas ir Žalgiris gaudavosi per pusėme ir Beručiui taip pat tekdavo žengti ant parketo. Aš nelabai atsimenu dabar, kad žaidėjas, kuris pakiltų nuo suolo, lauktų tiek Žalgirio arenoje ir gali žmonės. Ne, dabar apie Meniką. Ai, Brady Menikas. Brady Menikas atėjo tiesiog. Nepamiršo dar būtent to pilotų kamuolių ir šių 30 metimų. Labai greitai Menikai įsigalėjo Kauno publiką. Viena rungtynėse Vitorijoje. Kėlį įsidėjo 30 metimų ir iš visų pataikė 5. Rodželiai pasirodęs ant parketo. Dėl traumos negalėjęs rungtyniauti. Super stiprus Lūna trečioje pozicijoje galintis pasiūlyti žaidėjas. Ne vieną sezoną NBA neleidęs aukštaūgis. Net visus 5. Taip. Evansas vėl Francisco Džonsą. Formažės nota. Kas iš karto atakuoja iš toli, net pakelia visų iš džiaugsmo. Bet metimas tikrai buvo arti tikslo, kad kokiu atveju matėm, kad tie Meniko metimai labai yra arti, čia pasisekė, o Dželė prameta metimą iš po krepšio. Dažniausiai Brady Menikas tą vieną etatinį pirmą metimą prameta ir antrą pataikė. Šį kartą ne. Ne, pataikęs trečią. Pataikęs trečią. Bet tikrai palauk, kad šitą žaidėją nėra. Bet tik aš turi mesti, ir tą supranta Brady Menikas. Krisas Džonsas. Deivisas atakuoja iš toli, pataikyti gali skirtingai negu karjeros etape Kauno Žalgiryje. Taip, kad testuoja Valencijos pražanga puolime, čia Brady Meniko atkovotas kamuolys gynyboje. Ir jau ne pirmas Brady Meniko atkovotas kamuolys šiandien. Pradėjo savo darbelius Žalgirio amerikietis ir atkovotų kamuolių statistikoje 14 atkovotų kamuolių, kaip ir minėjome, o čia ir kitas Žalgirio šio sezono naujokas sulaukė ovacijų, Nazas Mitrulongas pasirodė aikštėje, vėlgi dėl jo taip pat galima džiaugtis rungtynėse Vitorijoje. Nazas Mitrulongas taip pat žaidė tikrai savo geras rungtynės, 9 taškai, 8 naudingumo balai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 3 atkovotų kamuoliai. Taip, ir visas startinis penketas jau 8 kėlinio minutę pasikeitė Žalgirio komandoje. Iš kokią fiziškai stiprią komandą reikš tos rotacijos, čia nepavyksta nei Dimšai, nei Menekui. Taip, bet kokiu atveju Dimšo parodė tikrai gerą drąsą ir tikrai gerai kontaktą, gaila tik metimas nepasisekė. Stefanas Jovičius, mums tikrai nemalonius prisiminimus iš rugsėjo mėnesio pasaulio taurės keliantis žaidėjas. Jo 3 tritaškai Lietuvos rinktinės krepšį praktiškai nužudė Lietuvos komandą, o čia ir šiandien žaidėjai. Taip, kai nužudė, kai dar žinai, kad tai nėra tas metikas ir eini per apačią ir tu gauni vieną, antrą, trečią tritaškį, kai prieš rungtynės su Lietuva buvo pataikęs vos iš 13. Nazas Mitrulongas gali tritaškį pavaišinti varžovus, kol kas lieka admiriauti žalgiriečiai, kalbant apie tolimus metimus. Čia Gerardas Arperis pasirodęs aikštėje iš karto jungia kosminį greitį. Tikrai geras metimas, bet tokiu atveju kol kas mes susikūrėm progas ir tikrai tie metimai yra pakankamai laisvi. Na, manau, kad tikrai, jeigu taip toliau susikūrus progas, tikrai laiko klausimas, kol žalgiriečiai pataikys. Na vėlgi, minėjau tą procentą, kurio varžovai atakuoja iš toli Valencijos krepšį, 29,4, nors ir varžovai tų progų susikūrė. Dimša meta dar kartą. Čia dar liko 4 sekundės, dar galėjo paieškoti galbūt geresnės progos Tomas Dimšas. Ir taip pavojingai, ketvirčio pabaigoje Valencija bando susitraukti didesnį pranašumą. Žalgirio nebeturi, o 4 sekundės atakai. Reikia gintis. Neitas Liudarsas pasirodęs aikštėje, komandos naujokas, pasitikimas, metimas lyg Dirko Novickis stiliumi. Taigi Valencija dar visai neseniai turėjusi 1 taško pranašumą, kėlinį baigė spurtų 7-0. Ir Žalgiris po pirmų 10 minučių atsilieka 8 taškais. Keliamės į trumpą pertraukėlę, greitai grįžime.